Labas rytas. Atvažiavom su Linute į Madeirą pasitikti saulės. Į ryčiausią salos tašką. Dabar bandom nueiti. Čia toks takas yra. Nežinau, ar spėsim. Liko čia kokį 20 minučių. O kelio dar matosi yra dafiga. Tai vat, einam bandom spėt. Nu, turėtų kilt saulė jau dabar. O mes dar vis einam. Kažkaip nepasitikrinom. Daug ilgiau truko šitas prasiėjimas nuo parkingo. Realiai va čia tas takelis eina. Ten žmonės apsisuka. Nuo tos keteros nusileidžiam, to kito kalno. Ir ten va toliau automobiliai yra. Ir dar mes vis einam. O jau kažkas tai gal matosi? Ne, nesimato dar. Dar nesimato. Eik tu. Jau ten saulė kyla, o realiai reikia ten dar nusileisti. Nebespėjom. Tai nežinau. Ta, kur matėm turbūt. Aha. Kažkoks urvas. Nes realiai va dar nemažai yra, kur tu ten iš viso dar. Eik tu, ne. Saulė pradeda kilt. Na. Kaip ir nebedaug liko, bet ne. Ramiai pasivaikščiosim. Nu, reikėjo realiai. Jo, pusvalanduko reikėjo anksčiau. Va, sutikom saulę, ką tik patekėjo. Eik tu sako, gražu. Turėjom čia pasitikti saulę, man atrodo, ne? Arba ten, va, ten į viršų. Ten viršui gal. Tai bandom ten užlipt dar į patį viršų? Bandom. Rytinis pats iškišulys ir čiaušas, tai jis yra ten toli. Bet šiaip labai gražu, labai gražios uolos tokios išgriaužtas. Labai geras haikas. Ten viršuj Linutė manęs jau laukia. O čia tokius gan minkštas, gal čia ir nelabai nepavojinga gal. Čia tai tokia, kaip pasakyčiau, kaip minkštas molis, nes vakar lyja. Niekaip negaliu atsidžiaugti vaizdais. Tai su Linute nukrypom nuo kelio. Tai lipom čia kažkokiu tai netaku. Bet vat takas jau yra ten, matosi. Matosi virvės. Tai bandysim jį grįžti.
veikti. Na, čia va koks takas. Gal off-road ir lengviau? Nu, čia rimtai sunkesnis. Kas buvo? Nu, va, gražiausiai. Reiškias, nereikia kabintis. Nu, ką, Linute, tikriausiai pasiekėm greičiausią tašką, kur gali nueiti. Čia turėjom pasitikti saulę, bet dėja nepavyko. Taip. Saulė aukštai. Šiaip labai geras takas palyginus su vakar. Tai čia yra mažiausiai žmonių. Nors kaip ir visur žiūrėjom, kad čia turėtų būti tiršto žmonių rytais. Bet šiandien mes labai gerai pataikėm. Tai praeiti yra kur, daug. Čia vat visas tas ėjom. Ten ėjom. Realiai va ten, nežinau, toli matosi automobiliai. Tikrai nemažai kelio yra. Na taip su pavėpčiojimais 1,5 valandos tikrai reikia. Netgi skaičiau daugiau. Taip. Daugiau net negu valandos reikėjo daryti. Štai saulė iš ten kilo. Buvo tikrai labai gražu, įsivaizduoju. Na, bet gal kitą kartą. Pasidarysim mažą piknikiuką, turim sausainių, vandenuką, linukas čia. Tai jo. Gera vieta ir visiškai vieni. Dėl to, kad čia bus gan anksti. Ne, šiaip visiškai vieni, šiaip šita vieta tokia privačiausia kol kas, ne? Šiaip labai gražu. Nu, grįždinėjom atgal. Gaila, kad nenuėmiau tikslaus kilometražą. Nu, bet užima čia laiko. Dabar 1,5 valandos su pikniku. Realiai apie porą valandų gal netgi dar atsiseinam automobilį mūsų. Va ten, va. Tai dar čia daug yra kur paeit. Žmonių daugėja. Tai reikia eit anksčiau. Nice. Kažkur jau 2,5 valandos mes čia. Plius minus. Jeigu taip pasižiūrėti viską, jo, čia manau kokį 3 valandų reikėtų skirti prasivaikščiojimui. Tai sakai, dar į tą kryžių lipsim į viršų? Tai kodėl bijai? Kino eina va link mašinos. Ten mašinos. Aš susigundžiau dar iš viršūnę užlipti ten prie to kryžiaus. Bandau lipti, žiūrėti, kas ten gero. Rimtesnis kopimas, tokiais akmenais, gan statu, toks labiau off-roadas.
Tai sakyčiau, šitoje vietoje čia sunkiausia lipti. Jeigu kas sugalvosit link to kryžiaus dasigauti. Tai yra čia ką veikti. Gan šilta. Dar vis kopiu. Nedaug liko. Bet visai čia apsimoka lipti, nes tada visa šita vieta atsiveria iš kito rakurso. Tai irgi visai gražu pasižiūrėti. Ir kas įdomu, kad šito kalniuku jau lipant, tai jisai toks visiškai apžėlęs. Primena Europą šiaurės. Nu, ne šiaurės, kokia Slovakija. Bet įspėju, čia ir stačiau yra. Bet prieš pat jau parkingą visai apsimoka užlipti ir pasigrožėti dar vieną vietą. Tikrai labai gražu. Tikrai čia atvykus rekomenduoju užlipti ir iki šito. Nesuprantu, kad čia toks yra, bet aš jį vadinau iš toli kryžiumi, čia visai ne kryžius. Bet einant iš saulės pasitikimo ten, grįžtant jau netoli parkingo, tikrai labai rekomenduoju čia užlipti. Tikrai žiauriai geras vaizdas. Ir labai įspūdingas skardis. Nežinau, ar matosi. Labai gražu. Tai tikrai verta buvo čia užlipti. Labai geras vaizdas. Gal nesakyčiau, na, čia aišku, saulės pasitikimas pirmoje vietoje, bet šitas tai tas skardis ir tas vaizdas būtent tai žiauriai užbūrė. Ir šiaip tas pats užlipimas toks biški offroadinis, taigi toks prasiblaškimai visai linksma. Ir čia taip jautiesi, taip nežinau, kaip kokioj Slovakijai. Žalia. Va, driežiukai visokie vaikšto. Šiaip driežiukų tai daug labai ant šito kalniuko, ant šitos papėdės. Žinau, kaip čia pavadinti. Tai va, tai dabar beliko dasigauti iki automobilio. Jisai va štai ten. Ir jau bus šitas būtent pasivaikščiojimas, saulės pasitikimas įvykdytas. Tai va, tikrai labai faina. Rekomenduoju atvykti ir patiems išbandyti. Šitą vietą kol kas labiausiai patiko. Dar aišku nedaug čia matėm ką. Buvom ant to stiklinio skardžio. 25 krioklių levadai. Ir dar buvom Fanal miške. Tai Fanal miške tai nepamatėm to viso grožio, nes nebuvo rūko ar debesai užplaukia, kaip ten pasakyti. Tai toks gražu aišku, bet bandysim gal dar kartą nuvažiuoti užfiksuoti ant tą būtent rūką. Tai visi labai giria. Taip, nu ir aišku dar nebuvome tuose pagrindiniuose haikuose, čia kur yra tos pagrindinės viršukalnės Madeiros. Tai va ten manau bus iš viso įspūdinga, bet jau ir čia labai tikrai faina. Čia biški taip akmenukai vyra. Reikia atsargiai čia lipti. Tai va, viskas leidžiasi. Tai ką, viskas, šitas haikas baigėsi. Maždaug apie
10 km įsukau per 3 valandas. Nu jau grįžtant, dabar yra 10 ryto, jau mašinų pilna, žmonių pilna. Tai... Nu, ko anksčiau atvažiuosi, tai tuo geriau, to bus mažiau žmonių, nes dabar jau grįžtant, tai tikrai tų žmonių buvo nemažai. Bet labai rekomenduoju, labai geras haikas. Gražių tikrai daug vaizdų yra. Ir, sakyčiau, nesudėtingas. Tai va, važiuosim žiūrėti kažkokių tai kitų vietų. Sustojom papusryčiaut. 10 valandą, Taip. 12 valandą Lietuvos laiku. Ir čia vat labai geroj vietoj, su labai geru vaizdu. Tai realiai va ten matosi ta vieta, kur aš buvau užlipęs, tas kardas. Tai iš kitos pusės apvažiavom. Ir tiesiog čia papusryčiausim. Ir galvosim, ką toliau daryti.